Labas rytas visiems. Darydama šitą įrašą turiu labai galbūt gilią mintį, arba galbūt turiu kažkokį pastebėjimą, ar galbūt kažkokį tai ženklą žmonėms, kurie galbūt nežino, nematė ir nesusidūrė. Tai va, esu autentiškoje, kaip sako, Nemuno Kauno mieste. Čia yra įlankai tekėjimas Jiesios įtekėjimas, tai yra, kaip sakyčiau, nepaliestas gamtos kampelis, kur gausu paukščių, o čia gyvena gausu paukščių, o jisai išsiliejęs mūsų Nemunas plačiai, žolės, gyvūnija. Tai va, ir viską čia Jiesios upelį, prieš daug metų būdavo juodas dugnas, net nėgių būdavo. Nėgės dabar, žinau, yra raudonoj knygoje. Jų kaip ir turbūt nykstanti ir dėl kažko tai nykstanti rūšis, kuri galbūt jau čia gal net nebeteina arba gal labai mažai. Tai va, Nemunas yra autentiškas, nepaliestas, labai viskas gražu. Gal kas nebuvę, pasigrožėkit. Prie Jiesios galite atvažiuoti, pažiūrėti, kiek čia gausų gyvūnų, paukščių. Tai va, ir labai geros sąlygos. Šitoje vietoje Nemuno gilis, manyčiau, yra apie 1,5 metrų, gal giliausia vieta turbūt. Šiaip kada vanduo nusėdęs. Čia yra vasara, pats pusiausias metų laikas, kada Nemunas yra nusėdęs labiausiai. O jisai taip yra ištvinęs dėl to, kad gali gyventi visi gyvūnai, žolės, dėl to, kad, kaip sako, kada Nemunas negilus, vanduo išplinta plačiai. Ir palankios sąlygos, kaip sako, gerėtis šią gamtą, gerėtis šiom grožybėmis. Ir palankios sąlygos erškėtam, upėtakiam, kadangi kada negilu, tai yra kriauklyčių visokio maisto, be galo daug dumblių. Ir, kaip sako, turim turtingą Nemuną žuvimi, turtingą Nemuną paukščiais, gyvūnais ir gyvendami mieste galim susipažinti su gamta, su gyvūnyje, taip pat vandens augalija. Tai va, taip kad važiuoju į kitą vietą, taip pat supažindinsiu su taip pat gražiomis Nemuno vietomis, kad jūs pajaustumėt tą grožį, tą, kaip sako, Nemuno autentiškumą, nes manyčiau Nemunas turi savo autentiškumą, jisai kur yra ten išplitęs ir viską reikia daryti, kad išsaugot, kad jisai toksai liktų ir nepakeistų savo vagos, nepakeistų savo pločio, kaip sako, neprarastų gyvūnijos, augalijos, tokios, kokios tenai yra. Tai va, manau, kad dėkui, norėčiau padėkoti visiems aplinkos apsaugai, visiems žmonėms, kurie prisideda prie šito, myli gamtą, džiaugiasi. Tai va, aš irgi kaip Dievo sūnus esu, kaip sako, įpareigotas gimti čia, įpareigotas būti čia ir saugoti visą tai, ką Dievas davė, kas supa mane, ką man Dievas duoda. Tai va, ir mano yra pareiga, o atsakingos institucijos, jos vykdo mūsų valią. Ir, kaip sako, dėkoju jiem, kad atstovauja mum ir saugo šitą grožį ir mes galime grožėtis. Tai va. Taip pat esu unikalioje vietoje prie geležinkelio tilto Kaune. Vienintelis tiltas, gatvės dabar neatsimenu. Iš Aleksoto veda tiesiai į geležinkelio stotį. Tai va, čia Nemunas irgi yra autentiškas, gilis jo, manyčiau, kada nusekęs vanduo iki 0,5 metro maždaug gilis. Vandenį matosi, gal matysis, tai yra savo gyvenimas, tai yra akmenukai, žolės, kriauklės, įvairius, kaip sako, gyvūnai, kurie gyvena negiliai ir ypač mailius, pavyzdžiui, jam reikalinga, kaip sako, negilu, galbūt jie pasislėpia žolėse. Tai va, ir yra be galo daug maisto, kriauklyčių visokių, tai yra pašarinė bazė visų gyvūnų, visų, kaip sako, vandens gyvūnų pašarinė bazė, kur yra negilu,
kriauklės, žolės ir taip pat, sako, va, krantų daina žolės, kuriuose gyvena. Tai va, puikiai vieta, autentiškas Nemunas, platus, bet negilus. Nu, taip yra, platus ir negilus. Ir turim gerbti mes jį, už jį tokį, koks jis yra, nes būtent tokiame ir gyvena gyvūnai tokie, kokie turi gyventi. Esu dabar kitoje Nemuno vietoje, ties Birštono gatve, Kauno mieste, leidžiantis nuo Aleksoto kalno. Tai va, čia kur naujų namų kvartalas yra. Tai va, dėl ko aš lenkiu? Aš lenkiu, kad prasidėjo Nemuno gilinimo darbai ir buvo pradėta kalbėti apie laivybą. Tai va, ir kada yra Nemunas gilinimas, Nemunas keičia viską iš esmės 100%. Jisai susiaurėja perpus ir jisai praranda pašarinę bazę žuvim. Tai yra, kaip aš vadinu, kanalizavimas. Tai yra negyvas Nemunas, iškastų žvyrų, be maisto, žuvim maisto. Tai yra, manyčiau, kad suniokojamas tai, ką mes turim, tai, kas yra brangu. Ir, kaip sakoma, nepasinaudojant Nemunu kaip upe, prisiderinant prie jo, bet iš esmės atstovaujant kažkokį tai verslą, padaryti jį tokį, kokį verslui reikia. Tai, manyčiau, prieštarauja visus dalykus, visus gamtos dalykus, visus teisės dalykus, netgi žemės konstitucija. Aš kaip sako, atsakingas asmuo, atsakingas ten, kur gyvenu, aš turiu matyti tai, ką aš noriu matyti, ir matyti tai, kad būtų gražu ir nepažeista ir naudinga visiems. Tai va, mano realybė yra tokia, kad man tai netinka, aš tiesiog ir reiškiu ir sakau šitiem dalykams stop. Tai va, čia yra, va, kaip matosi, tiltas daromas iš Nemuno salos į namų kvartalą. Tiesiog namų kvartalą, aš darbininkų paklausiau, į privatų namų kvartalą daromas tiltas už kieno pinigus. Už valdiškus be abejo, sako. Tai va, ne man spręs, bet manyčiau, kad nėra teisinga į namų kvartalą daryti, kaip sakoma, už visų pinigus, bet ne man spręsti, tegul sprendžia tam tikros institucijos. Toliau, aš stoviu Nemuno vidury, kaip matosi čia va, į toli Nemuno krantas buvęs, medžiai, va tenai kur yra, duobėje, tai yra Nemuno krantas, buvo. Dabar Nemuno kranto nebėra, Nemuną išgilinus, jisai tiesiog susiaurėja. Ir kada jisai susiaurėja, automatiškai atsiranda laisvas žemės plotas. Ir labai keista ant plano matyti 31. Ką tai reiškia? Gal jau Nemune suformuotas sklypas, nežinau, irgi ne man spręsti. Tiesiog, manau, reiktų pasidomėti ir pasižiūrėti. Tai va, o aš stoviu ant šitos sankas, o šitas sankas yra 5 metrų aukščio iš statybinių atliekų. Galit metalo atvažiuoti, pasirinkti, mačiau, yra armatūrų, betono luitų, asfalto luitų, butelių, celofanų. Aš čia nefilmuosiu, nerodysiu, bet tiesiog čia visko galima rasti. Ir tai va, ir pasinaudojus iškasus Nemuną, kada jisai susiaurėja, būtent vasarą, čia kada pakyla vanduo, žiemą, čia yra apie 2-3 metrai, čia viskas yra užlieta vandeniu. Nemunas grįžta į savo vėžes, kadangi 2 metrai aukščio ir Nemunas vėl jisai išsilieja. Bet kada jisai vasaros sezonų, tai žuvis automatiškai praradė pašarinę bazę, tai yra sunaikinta, manyčiau, jau pašarinė bazė gilinant Nemuną. Trečias dalykas, kada gilini Nemuną, yra vanduo skverbėsi, manyčiau, gilin, kadangi pažeistas sluoksnis, kuris galbūt susidaręs nepralaidus vandeniui. Tai jau kitas niuansas yra, prarandam vandenį, kuris nueina žemyn. Tai va, ir ant šito statybinių atliekų, kaip sako, pasinaudojus, planuojama Čiurlionio pramogų centrą. Aš manau, kad pramogų centras suplanuotas galbūt pasinaudojus, kad tiltas būkta jam reikalingas. O kada paklausiau darbininkų, planuoja statyti centrą, planuojama, kur statyti, o kur bus mašino aikštelė, kadangi čia visur Nemunas, niekur nėra, tiesiog ant gatvės, sakė. Statys ant gatvės. Tai va, visiems spręsti, manyčiau, vieta tikrai netinkama, aukoti Nemuną. Ir pasiūliau kitą vietą prie taksi parko, kur statomas kitas tiltas, yra puikiausias didžiulis sklypas.
Tai manyčiau visų mūsų žmonių sklypas, kur buvo žalia zona, jinai irgi išnaikinta. Ten, būtent ir Čiurlionio centrui, kadangi tikrai ir priėjimas, ir aikštelė bus, viskas, vietas daug. Nemanyčiau, kad ten būtų sustatyti namai, o Nemune paaukotas Nemunas dėl Čiurlionio centro. Manyčiau, nenusipelnė Čiurlionis, sunaikinant gamtą, ant statybinių atliekų įstatyti. Man kažkaip nelabai derinasi šitie dalykai, bet gal kitiems šviečia. Tai va. Tai tiek žinių apie šitą. Esu kitoje sankasos pusėje. Va, čia iš tikrųjų buvus apsaugos zona. Čia vanduo visur buvo, dabar nebėra. Saulė šviečia. Tai va, Nemuno jau nebematyt. Čia va betoninė. Man nesimato, gal matosi per telefoną. Betoninė va iki čia buvo Nemunas, kadangi va jisai išgilintas, Nemuno jau nebeliko tokio. Liko tik tai, nežinau, kiek čia 50 metrų pločio. Kiek čia jisai liko, reiktų iš tikrųjų paskaičiuoti. Ir jisai neteko kokį virš 120 metrų pločio. O čia buvo pašarinė bazė žuvų, apsemtas Nemunas. Tai va, ir kitas, manyčiau, dalykas, Nemunas siaurinant, keliant į viršų kraštus, tai, manyčiau, atsiras spaudimas, kada pakils Nemuno vanduo iki 5 metrų. Iki 5-6 metrų pakilęs, manyčiau, kad pradės netgi ir gali semti pradėti ir patį miestą. O jeigu dar susiaurinus ledai užstriks, tai, manyčiau, kelia pavojų visam Kaunui ir visiems žmonėms. Manau, kad apie tai nekalba, galbūt tyliai padarys, bet manau, kad tai juokas per ašaras ir tai tikrai nėra normalu ir logiška. Vanduo toks dalykas, jisai pasidarys jam ten, kur reikia, jisai grauž, kol išgrauž. Tai va, ir kitas dalykas, krantinė, kaip matau, skylėta. Ir automatiškai, kada tu sukelsi vandenį, susiaurinės spaudimas ir pradės draskyti krantinę betoninę, kas vėl atstatys ir kas vėl mokės už visą tai. Kažkas gal pasistatys, naudosis, o kažkam vėl teks mokėti. Tai va, manyčiau, kad neskubant viską reiktų apsvarstyti, apgalvoti ir atstatyti Nemuną ir palikti į ramybėje. Yra žemių kiek nori, oi, Lietuva pilna žemė. Aleksotas, va, manau, kad 50 hektarų kokie tuščia. Stovi laukas didžiausias, ten kelkite statyti reiktų, manyčiau, taip. O čia apželdint gražiai, ramybė, gamta ir upė. Tai va, mylim gamtą ir aš labai myliu gamtą. Didžiuojuosi, kad gyvenu Lietuvoje ir didžiuojuosi, kad turiu be galo gražią gamtą. Ir kaip ją matau, kaip ją niokoja, džiūsta medžiai. Ir dar norėčiau pasakyti, įstatymas aplinkos apsaugos zonų reguliuojantis, kur yra galima kirsti, tai yra, manyčiau, visiškas absurdas, kuris visiškai galima pagal jį iškirsti medžius plinai ir nelieka jokios apsauginės zonos. Tai, manyčiau, reiktų peržiūrėti šitą įstatymą, nes plonų medžių negalima palikti, tik tai storesnius, o karklai tokie neužauga. Vienu žodžiu, iš miško galima padaryti plynę ir tai bus legalu. Tai va, manyčiau, reiktų peržiūrėti įstatymą, kuris reguliuoja aplinkos, kaip sako, vandens apsaugos zonas ir krūmus medžius visai peržiūrėti kitaip. Dar vieną dalyką norėčiau parodyti lygiai taip pat, padarytos Nemune akmeninės, iki vidurio Nemuno beveik akmeninės, tokios padarytos, supilta, kad, kaip suprantu, nukreipt vandenį į Nemuną. Taip, kad būtent man reikia vandens, o man reikia vandens, tai būtent įmoniai, kur bus laivyba. O, kaip sako, pratekėjimo jokio nėra. Kaip matoma, laikui bėgant vyksta uždumblėjimas, tai yra šiukšlių kaupimasis, kurios neišsiplauna, neišeina. Ir laikui bėgant čia bus žemė, lygiai taip pat kaip tenai, suformuota ir padaryta. Tai va, ir norėčiau dar pasakyti, kad kur dingo Nėgės. A, tai kur jos dingo Nėgės? Kur dings, kaip sako, kitas Mailius, kaip jom nėra palei krantus pratekėjimo. Ne upė, o padaryti užutekiai, kuriuose, manyčiau, upinė žuvis negyvena. Gyvena karosai, teisingai, jiem čia kol kas linam karosam yra gerai, bet upiniai žuviai
tai manyčiau tikrai jie čia negyvena ir nepraeina. Ir Mailius eina palei krantus, tai yra barjerai padarytas žuvims. Manau, kad problemą išspręs, gal vandenį nutekėti, bet žemiausių lygių, manyčiau, akmenys reiktų nurinkti, nukelti bent metrą, bet tai tada jokios funkcijos jie netlieka. Tai va, ir šičia, manau, kad ateityje Nemunas lygiai toks pats variantas, kaip va prieš tai. Video iki pusė Nemuno bus tik žolės ir galbūt vėl numatyta statybom. Tai va, aš už tai, kad taip nebūtų, kad Nemunas būtų švarus ir išvalytas, o ne daromi užutekiai. Ir lygiai taip pat va čia va, žadėjau gražioj vietoj filmuoju, Čiurlionio centrą statyti. Čia Kėdainių tiltą stato, kuris man irgi biškė nelabai kaip, bet tebūnė. Gal Kaunui reikia to tilto, tegul jisai būna. O Čiurlionio centrą va grinai už šitų kvartalų yra didelis plotas ir ant kalno. Ir Čiurlionio centrui, manau, didelė garbė ir gražiai viskas matytųsi. Tai va, manyčiau, kad daug darbų laukia aplinkos apsaugos, kurią labai myliu ir gerbiu. Manau, jie išspręs šitą klausimą, nuims tos akmenis, padarys pratekėjimą žuvim ir tiesiog laivybą derinsis prie Nemuno, o ne Nemuno derins prie laivybos. Tai va, ir kaip aš išgirstu, kad Jonavoj kitur nori pradėti daryti darbus, manyčiau, žmonėm reiktų suklusti. Tai nėra šiaip sau toks dalykas, jeigu iki metro nerį tu išgilinsi iki 3 metrų, kad laivas praplauktų, tai vanduo automatiškai susiaurės į vagą. Žaisdavom žaidimą. Pili vandenį, bėga plačiai. Padarai duobę, bėga tik duobė. Tai va, kad to nebūtų, manyčiau, kad reiktų apsispręsti ir daryti laivus tokius, kurie būtų iki metro gylio arba pusantro ir derintis prie upės arba gabent krovinius būtent kada vanduo pakilęs žiemą. O daugiau naudoti geležinkelių, naudoti yra transportas. Negalima mesti viską vien ant laivybos ir krauti ant gamtos. Tai va, tikiuosi sveiko proto žmonių logikų ir sprendimų. Tai va, sėkmės visiems. Aš už šitus dalykus sakau stop. O kaip bus, tai bus. Esu dar vienoje vietoje, Kaune prie Aleksoto tilto. Tai va, lygiai tas pats. Nemuno va, sankasos pridarytos žuvis. Kaip sako, negali pratekėti. Ir dabar galvoju, kaip jeigu prie tilto viaduko išgilinė iki 3 metrų gylį, ar tai nebus pažeista konstrukcija ir pamatinė, nes vanduo graužia, spaudimai, slėgiai, viskas keičiasi. Tai va, anksčiau statė ir nepagalvojo, kad kas iki 3 metrų galbūt gylio pro viaduką. Tai va, ir visur planuojama pro tiltus, pro viadukus daryti, kur galimybė, kad nepradės judėti, nepradės kilinėti, nereikės tilto naujo statyti. Tai va, manyčiau, apie tai dar reiktų pagalvoti. Tai va, sekanti va vieta irgi lygiai tokia pati. Va, irgi akmenys iki vidurio, viskas užblokuota. Irgi auga žolės, kadangi vanduo neprateka, nenuplauka, viskas stovi. Tai va, gražus tas mūsų Kaunas. Ir dar vienas dalykas, ten prie Kauno tilto lenta tokia uždėta su reklama to tilto. Ir nupieštas Nemunas, gražus, su upe, su krantais, su krantine. Ir nėra jokių tokių barjerų, žolių. Ir viskas, manyčiau, nuslėpta. Tai jau rodo, kad bandoma nuslėpti tai, kas vyksta dabar. Tai va, taip kad žiūrėkim tiesiai į akis, kas vyksta ir darykim sprendimus. Tai va, visiems geros kloties, gerų darbų ir manau viskas įsispręs pačiu geriausiu būdu, naudingiausiu gamtai ir mums visiems Lietuvos žmonėms. Čia ne Kauno. Nemunas yra, manyčiau, yra visų žmonių, visų Lietuvos žmonių ir tai gamtos, Dievo dalis, ne mūsų dalis. Ir mes turime ateiti Nemunui nusilenkti, su pagarba padėkoti už žuvis, kadangi aplinkos apsauga surenka be galo daug, manyčiau, pinigų žvejybai, visiems kitiem dalykam. Ir, manau, nusipelno mes grįžėtis Nemunu turtingų žuvimi, gražiu, o ne kažkokiu kanalu ir plaukiančią baržą. Man tai nesuprantama ir aš to nesuprantu ir sakau stop. Tai va,
laikomės ir važiuojam pirmin ir kūrėm kažkodėl gražulius. Galvoju, mes už Lietuvą vyrai. Tai va, nu nesvarbu. Gerai, sėkmės visiems ir iki.